Labas, filmuojam naują vlogą. Iš naujo. Iš naujo. Antras dublis. Turim matą. Labas vakar. Šiandien susirinkome į garažą. Šiandien tvarkom mikrokarą, manau. Pakeisti tepalus, žvakes. Darom tutorialą, kaip pakeisti žvakes, kaip pakeisti tepalus, kaip užkietint amortikus ir sudėti gumas į amortikus. Nes dabar skreipas belė. Nes dabar braukia man pusparnius ir sparnus čia kažkur kažkas kažką griebė sparnus karočią. Čia sur. Ir ką mes dar šiandien darom? Čia jau nieko. Reikia. Jo, tai tvarkysim tą, padarysiu tutorialą, nes labai mažai yra kas padaro mikrokaro tutorialą, kaip taisyti mikrokarą. Tai darom tutorialą, kaip daryti. Dar čia turim ir golfo bagažinę, vat va. Gražiausiai nudažytų. Ir spoileriukas. Turbūt pamatysit ir su šitu golfiuku kontento. Čia Mato golfas. Mato golfas bus. 4 golfas. Viską. Gražus. Dažuva, naujai galiniai buferiai. Naujai viskas. Bus ledas iš tikrųjų. Turėtų būti smagi mašina. Plius kaip pirma. Tai jo. Gal padarysiu atskirą video net kai tvarkys jisai. Arba jisai padarys. Bet vienu žodžiu. Tai judam prie darbų. Tada. Tai turim visus filtrus. Tepalo ir oro. Tada turim 2 litrus tepaliuko. Nors mikrokarui reikia malyk tik litro. Bet, nu ką, kitaip nenupirksi realiai. Tada turim žvakes. Ir turim tokias gumas. Tuoj parodysiu, kad dėti į amortikus ir kad juos sukėtint kažkiek. Bent jau, kad kiek nors normaliau važiuotų tą mašiną, nes dabar tai belekas. Tai va, išsėmiau visas dalis, ką mums reikės. Tai čia turim 2 litrus tepaliuko, 10 vaikiam. Turim tas gumas, kurias dėsim į amortikus. Ir turim filtriukus, oro filtrą ir turim tepalo filtriuką. Tai realiai manau, kad pradėsim gal nuo žvakių. Nuo žvakių keitimo, manau, pradėsim. Ir reikia iš pradžių susirasti, kur tos žvakės yra, nes aš iš tikrųjų nežinau. Ir jo, tai kažką darau. Šiaip tai mes nežinom nei kur tos žvakės, nei ką. Bet mes įsivaizduojam, kad jos yra tenais, už įsiurbimo kolektoriaus ir visko. Tai tiesiog atsiardom tenais ir darom. Kad nuim kolektorių, čia tu va štai atsikiši čia ir ten turėtų būti geresnis priėjimas, tada gautis taip pagal visą idėją. Tu gali neparškti ten, kai aš filmuoju. Tai nusisukau tą kolektorių, vienu žodžiu. Ir čia kažkur jau kaip ir turėtų rastis tie žvakės pagal mus. Tai jisai važiuos. Karočią, tai žvakės pagal mane yra. Viena žvakė va čia va yra. Randasi ten giliai. O kita žvakė kažkur irgi čia turėtų būti. Pagal viską. Pagal visą idėją. Va čia va. Čia yra antra žvakė. Priėjimas labai prastas, bet viena žvakė yra čia, kita yra čia. Tai dabar ten yra tokios veržlikės. Tas veržlikės nusukam, nuimam laidus ir tada galima išsukinėti žvakę. Tai čia yra naujoji žvakė. Yra 8 mm galvutė. Nusisukėt šitą vatva. Ten bus. Nusisukus šitą nusimausit juodą laidą. Ar raudonas laidas. Nežinau kokias spalva, bet vienu žodžiu pliusinis laidas. Ir tada čia bus greičiausiai 13. Šitas. Šitą ir tada išsukinėjat žvakę. Vat atsisukinėjam dabar. Nusisukam vatva veržlikę. 2 laidukai. Ir tada dedam galvutę ir išsukinėjam. Imate 13 galvutę, dedat ant žvakės ir išsukinėjat lauk. Išsukau senąją žvakę. Atrodo va tai va. Ir dabar sukam naują. Tai
kai įsukat atgal naują žvakę, užmaunat laidukus ir taip pačiai uždedat veržlytę ir viskas. Tada tą patį padarot ant kitos pusės ir žvakės pakeistos. Uždedat kolektorių, svarbiausia nepamirštat tarpinės, jeigu ją nuėmėt. Uždedat kolektorių ir dedat filtradėžę ir viskas. Taip pasikeičia žvakė. Gerai, susidėjau jau žvakes. Galim pažiūrėti, kaip kuriasi šitas reikalas. Ar geriau, ar niekas nepasikeitė, nes labai kai kurdavosi šaltas, tai aš nusprendžiau, kad tai gali būti dėl žvakių. Va, viskas, ledas. Labai gražiai užsikūrė. Vadinasi, viską padarėm gerai, pakeitėm žvakės, uždėjom laidus ir dabar kuriasi daug geriau. Jeigu motoras plus buvo šaltas, tai tikrai padėjo. O ką matuks daro? Biški baisiai, bet taip o gal įgrūsim, dabar jau biški va tarpiuks. Pamažėjo. Dūmų tai žinok. Aš padariau. Įdėjau žvakes. Aš padariau žvakės. Ir dabar bandom tada bandom dėti tos, čia šūdės gumas. Esame pačioj pas Mat. Zdaro. Ir jis bando įgrūsti gumą. Mes turim sudėti tas gumas, kad sukietėtų amortikai. Čia yra amortikas. Ir čia reikia įkišti tą gumą kažkur aukščiau, kad gautųsi kietesnė amortika ir tik nesusipaustų, nes labai minkšti amortika pas mane. Matai, ką darai? Lubrikantas. Applying. I applied. Now we go. Karočia. Paėmiau kamerą. Jis obuoliu sakė, nenorite. Tai kišau ir karačią pasiėmiau, pasidariau ir greičiau negu Matas padariau. Šitas gumas. Įdėjom va taip va. Aš nežinau, ar čia kažkuom iš tikrųjų padės, ar nepadės. Aš labai tikiuosi, kad padės. Nes jeigu ne, tai tada waste of 6 eurai malik, ar kiek? Koks aš purvinas! Normalu. Žiūrėk. Va. Kai rankos juokingai atrodo, belekai juodas esu. Padariau tas gumas, paskui padarysim test drive ir pažiūrėsim, kaip iš tikrųjų, ar pagerėjo ar nepagerėjo nuo to reikalo. Tenais, va, nesimato, ten yra drain plugas tepalų išleist. Va, tenais, va. Atsukat, išsileidžiate tepaliuką. Išsileidžiate tepaliuką ir tada galite prie viso filtro ir kitų reikalų darym. Paliuko biški iš tiesų mažokai. Kodėl? Aš nežinau kodėl. Aš nežinau kodėl neturėtų būti mažai tepalo, bet yra mažai tepalo. Čia kažkokia nesąmonė. Paliekam, kad bėgtų. Ir galim... Bėga. Galim tęsti darbus prie amortiko tada. Čia va turim tepaliuką. Vieną žodžią. Kai išsileidžia tepalus, tada nusiima tepalo filtrą. Tepalo filtras ant progreso stovi šičia iš priekį. Mes nusiėmėm buferį, nes labai daug patogiau prieiti prie tepalo nuleidimo varžto, nusiėmėm buferį. Vieną žodžią, tepalo filtras stovi čia priekį motorų. Vat šitas daiktas oranžinis vadinamas tepalo filtras yra. Ir vieną žodžiu, sakyk dabar. Dabar šits daiktas yra Nuo 1.9. Jo, nuo 1.9. motorą. Jo. Ir jisai puikiai labai tiko nusukti filtrą. Filtrai puikiai tinka 1.9. Tai jeigu turit, naudokit. Imat naują filtrą. O, kad čia užšilo nuo radiatoriaus. Vienu žodžiu, imat naują filtrą, pasiimat naują tepaliuko, čia biškį įleidžia tepaliuko. Sutepat pačią tarpinę. Tai labai gerai būna. Na, nematai. Atsisukat savo 10x4 tepaliuko. Kur koks juodas. Biškį įpilat į vidų, va. Nes jeigu neįpilsite, tada pradirbs motoras ant tuščių tepalo. Jūsų žinai, sutepa tarpinę. Matai, kaip sutepa tarpinę. Tai reikia sutepa tarpinę, matai.
tada jinai tokia, vat, geresnis sylas gaunasi, karočiai. Aišku, aš kaip kaušas pripyliau to tepalo, kai pas mane horizontaliai prisisuka tepalo filtras. Ir prilaistysiu visur, jeigu šį suksiu. Na, bet ne esmė, ne tame bairis. Nusivalo tą seną trabotkę biškį, nes sutepėt su nauja, tai na, reikia senus. Tada šaunat naują filtriuką ir prisukat. Realiai reikia tik iš rankos prisukti. Gerai, iš rankos, nu taip pasuki. Va. Ir viskas. Turi jaust, jeigu, nu turi jaust realiai. Turi jaust, kaip prisuki ir viskas. Puikiai šauniai taip padarot ir tepalo filtras naujas uždėtus. Dabar galima šiaip pakeisti oro filtrą, ne? Mhm. Nu, tai va. Aš to nedaręs, bet išmokėme, kad... Vienu žodžiu. Ai, va. Kadangi pas mane net nėra pritvirtinta, jūs galite tiesiog nusimti visą filtradėžę pas mane. Bet nu pas jūs bus uždėta taip lengvai. Normaliai, nes čia Nebent prieš tai keitėt žvakes kaip aš, tai tada nieko tokio. Atkabinat šitus šūdeliukus. Ir pameti tą. Ištrauki seną. Ištrauki seną ir senas biški purvinas. Vat senas va taip atrodo filtras. Normaliai. Nelabai. Tai va čia reiškia purvinas filtras, nes side by side pridedam. Gražinu. Naujas filtras ir senas filtras. Normaliai? Ne. Jis kažkada buvo toks filtras. Tai dėl to ir reikia jį pakeisti. Išpakuoji naują filtrą. Aš tikrai neturiu štatyvo mašinai, turiu pilną full on stovo mašinai, bet aš kažkodėl jo nepasiėmiau. Tada pasiėmiu šitą šūdą, yra skylė dedi į šičią. Na čia obvious, bet sukiši į skylę, kiek eina. Viskas. Naujas filtras. Tada paėmėme atgal dangtuką. Pasiėmė dangtuką. Kodėl aš toks tutorial vlog edition kažkur labai baisiai. Tada uždedi šitį klipsiukai, šauni, bam, šauni, bam, viskas, dedi atgal ant mašinos arba tiesiog mašinos dedi ir pabaiga. Vienu žodžiu, pasikeičiat filtrą, pasikeičiat oro filtrą, per tą laiką išbėga tepalas, įsukat atgal varžtą ir tada pila tepalą. Pagal chatą, pagal ChatGPT turi pilt 1,5 litro tepalo. Tai aš nežinau, aišku, įpili litrą, leidi pastovėti, tai yra užkuri, leidi pastovėti šiek tiek ir tada užgesini leidi pastovėti, karočią, ir tada pagal matuoklį žiūri. Tai mes taip ir darysim jaučiu. Tada bus geriausiai. Tai vat. Dabar aš jums parodysiu, kad nereiktų jums kankytis atsukant. Kiek reikia priveržti? Sudėdi raktą. Sudėdi raktą, verži ir toksai... Reiškia gerai. Galima net kelis kartus padaryti. Ir viskas. Daugiau niek nereikia. Ačiū. Pasiimat savo litrą tepaliuko. Atsisukat šį čia vat, puikiai, labai gražiai, puikiai atsisukat greitai. Bam. Šitą litrą atsisukat. Ir tada tiesiog huirenat tiesiai į motorą. Vienu žodžiu, net nekūrėm. Kišim matuoklę. Pažiūrė. Net nesimato. Tarp dviejų. Vienu žodžiu. Gurklys nori, kad mes jau mašiną tvarkytume. Taip, aišku, išdyka. Gurklys nori lenktyniauti. Jisai nori, kad mes jau rankinį sutemptume. Jo, o jeigu... O jisai kur eilinį sykį arba į griovį, arba apsivert. Padarėm tokį vieną tutorialą. Labai gerą tutorialą padarėm, kaip pakeisti tepalų žvakes ir filtrus ir visą kitą. Ačiū, kad žiūrėjote. Ne, bet tai vis tiek dar reikės gurklių mašiną tvarkyti. Ne, tai gurklių jau ten neįdomu. Ne, dabar karočią... Nu gerai, žiūrėk, nebaigiam tada, o padarom dar kaip reikia įtempt rankinę troselį. Ne, dabar tiesiog keliaujam į kitą kadrą, kur lenktynės po miestą. Ir tada bus kažkokie kadrai, kur galimai kaskadininkai sėdi už vairo ir važiuoja su mūsų kibirais. Pirmas užkūrimas prieš varant į miestą. Pasišildom žvakytės ir žiūrim kaip kuris. Pirmat. Pasišildom žvakės. Ir skubėm lauk iš čia. Visi. Kame bairis, keitėm tepalus, pasikeitėm filtrus, pasikeitėm ką žvakės pakeičiau, sukietinom amortikus, viskas šiandien važiavo, viskas gerai, karočią. Reikia išvažiuoti, muši pavarą, karočią, užsigazuoja belia, kaip. Išsiaiškinam tokį bairį. Ar man pademonstruoti? Kažkas negerai buvo, karočią, ir nesuprantam kas. Pademonstruok, kas yra, aš dar užmesiu ant viršaus porą video.
Kažkokiais... Dar kartą. Dabar. Būdais nulūžo auselės nuo karterio, karočią prie motoro. Ir dabar vat yra va taip, mama. Ir dabar mano mašina nebeužiuoja realiai. Realiai tai po mikrokaro dabar. Kokia gerai savaitė, 2. Net nežinau realiai ką pasakyti, tokia nesąmonė. Aš nakai dar tokių kurva nesąmonę, bet nematęs esu. Man tas pats buvo. Tada aš irgi motorą įmiau lauk, nes man reikėjo, man karočią, mano dėžė yra po karteriu. Tai karočią, man dėžė irgi atsiskyrė nuo motorų ir dėžė karočią karterį. Bet man dabar čia realiai reikės karterio. Važiai net nufilmuosiu. Gali būt. Iš artimiau. Va čia. Va taip, va nuskilo. Va čia. Va taip, va. Bet nieko nebuvo, aš prieš tai važiavau, tu prasme šiandien važinėjau, viskas idealiai buvo. Jo purtėsi jisai, bet tai... Karočiai, išsiaiškinom, nuskilo karterio visiškai auselės, tai... Dabar kas bus dabar, tai ieškosiu karočią karterio naujo ir keisim turbūt pasakyčką bazį. Aš jau įmečiau skelbimą, kad ieškau karterio ir... Jo, jei kas turit, parašykit į paėmą Zasi Films. Ir jisai stovės čia ir kitas video, kaip tvarkom jaučia, arba kaip Korsa. Nežinau, arba kaip tvarkom, arba kaip Korsa. 1 iš 2. Tai dėkui, kad žiūrėjot. Ne, tik neužtrenk, Asilė. Neužtrenk. Jei ką keli ir bėgi, karočią, aš pasakau ir lipi lauk.